I think Lithuania has a strategic opportunity because it is small. There is not such great distance between people in companies and an industry and people in academia and the students that go to both. And so if the lack of big size can really facilitate the interaction and movement of people and knowledge. So we must create those opportunities for that knowledge to be shared, to have that knowledge communicated, and the interactions that we as humans need to be able to collaborate with each other. I think these things are more possible in a place like Lithuania than in a much, much larger economy where the specialization is quite deep and sometimes the barriers are quite high that can interfere with this kind of collaboration. Vystydami, integruodami į magistratūros programų tinklelius ir pilotuodami hands-on projektą, iš komforto zonos išėjom visi. Pirmiausia, verslo įmonių atstovai, kurie nežinojo, kiek išteklių ir laiko reikės investuoti ir kokia bus grąža. Studentai, kurie tiesiog gavo iššūkį su daug nežinomųjų ir juos į visus klausimus reikėjo atsakyti. Ir galiausiai dėstytojai ir fakulteto administracija, kurie suprato, kad mentorystė ir dėstymas mikrokreditus yra visiškai kitaip negu tradicinis modulis. Kad darbas su studentų ir studentų lūkesčių ir emocijų suvaldymas yra vienas iš svarbesnių užduočių tokiame projekte. Pačios darbo patirtis iš tikrųjų yra gan didžiulė. Ir atsinešiau daug, bet kas labiausiai nustebino, kad daug labai ir išmokau. Nes išmokau ne vien universitete, ką dėstytojai dėstė. Atrodo, dirbu įmonėje pati daug, bet pamačiau kitos įmonės procesus, kas labai, mano siekis iš tikrųjų toks buvo susipažinti, pamatyti daugiau virtuvę. Ir iš kolegų studentų tikrai nemažai išmokau, kas mane žavi. Pristatymas, pats projektas, išdirbimas, įgyvendinimas, techninis sprendimas buvo didesnis, negu kuriuo mes tikėjomės. Mums kaip įmonei komunikacija, informacijos perdavimas tarp darbuotojų ir vadovų yra labai svarbus. Šiandien dienai mums ta vieta skaudėjo. Ir sakyčiau, ką studentai bei grupės mums šiandien suteikė ir pateikė, padės labai stiprų pagrindą rytdienos automatizavimui ir skaitmenizavimui. Kaip dėstytoja, kaip programos, kaip tematikos vadovė ir kaip mentorė mačiau procesą iš arti ir jaučiausi lyg ir konsultantė, bet negalinti nurodyti ar nukreipti studentų konkrečią linkmę, o tik tai padėti jiem atrasti sprendimą. Jie patys turėjo generuoti projektų rezultatą. O studentai tikrai perėjo labai įdomią kelionę nuo tokio pasipriešinimo, sudėtingumo, suvokimo to sprendinio, kurio jie ieško, iki savo kažkokios rolės, atsakomybės projekte pajutimo ar ne, įsipareigojimo kolegoms, savo indėlio suvokimo, kuo aš prisidedu prie projekto. Tai tikrai buvo unikalios patirtys ir šiandien jie tuo džiaugiasi. Projektas ir pati idėja ir jos įgyvenimas reikalauja labai daug širdies ir labai daug laiko, bet stebėdama studentų pristatymus, stebėdama jų progresą ir kaip jie užaugo, aš manau, kad buvo verta.